Treneri, tai kaip vertinat šiandienos rungtynės prieš Estiją? Rungtynės vertinu, tai pagal rezultatą tai matom, kad blogai tikrai. Per 3 metus darbo su šitais vaikinais ir U18, U20, tai turbūt buvo pačios blogiausios rungtynės. Kiek kartų žaidėme, tai trečiam kėliny lygtais užsivedėm, išlyginom tą įvartį, po to prasileidom tokį, galima sakyti, nereikalingą įvartį, kur patys suklydom, ne tiek, kiek jie sukūrė, bet mes patys jiem padovanom tą įvartį ir manau, po to antro įvarčio jau komanda pasidavė. Ką išskirtumėt galbūt, ar ko labiausiai trūko šiose rungtynėse? Manau, kad trūko disciplinos tikrai, nes pirmas kėlinys 5 baudos ir tokiam lygiai iš tikrųjų kiekvienas rungtynės, kiekvienas kėlinys reikia eiti ir kovoti, bet dėl to estai ir įsilaiko šitam divizionė jau daug metų, nes tikrai jie žino, kaip reikia kovoti ir šiandien tikrai jie sukovoja ir nusipelnė pergalės. Rytoj čempionate bus vėl laisva diena ir paskui 2 rungtynės su Japonija ir Lenkija. Ko galime tikėtis iš tų rinktinių ir pačių varžybų? Su japonais, tai japonai labai greita komanda, bet jinai žaidžia pagal sistemą. Tai manau išanalizuosim ir tikėsimės, kad užsikabinsim už tų rungtynių ir tikimės, kad aš taip tikiu, kad šitos rungtynės su Estais buvo pačios blogiausios šitam čempionate mūsų ir sekančios 2 likusios rungtynės bus geresnės. Supratau, tai palinkėsiu sėkmės. Ačiū. Dėkui. Šarūnai, kokios pačio mintys po šiandienos rungtynių? Manau, išėjom nepasiruošę, nenusiteikę, gavom labai daug baudos minučių ir nevykdėm trenerių reikalavimų ir rezultatas 4-1. Varžybose šiandien strigome išnaudojant daugumas, nes jų turėjom tikrai nemažai ir mažumoje žaidėme, ką ir pats paminėjai. Kas nutiko, kodėl šiandien toks rezultatas? Nežinau, dėl mažumų tai tiesiog kažkaip net drausmingai žaidėm visi, o dėl daugumos tai rytoj turim laisvą dieną ir treniruosim daugumą, nes dauguma neveikia ir tikėkimės, kad kitoms 2 varžybom jau pelnysim įvarčius. Ačiū.